Labą dieną, ką tik prabudau, kojos kaip želatina ir pamačiau, kad apsiniaukę, reikia bėgti. Bėgimui dar labai svarbu yra kojinės. Tai aš čia kažkokias nusipirkau, jos yra labai minkštos, va čia paminkštintos vietos, ypač priekis, bet su jom dabar yra baisiai karšta ir šunta koja, tai čia nebent rudenį. Taip pat yra svarbu bėgimo šortai ir iš tikrųjų tai labai sudėtinga man rasti gerus šortus, nes aš noriu, kad jie būtų su užsegamais kišeniais. Kas svarbu bėgimo šortuose, kad jie būtų prigludę, o su maikėm tai nešioju bet ką, dar priklauso nuo oro. Šiaip sudėtingiausia turbūt būtų kai atšals, kai lis lietus, nes tada jau reikia teisingų rūbų, nes labai greitai gali perpūsti. Ir svarbiausias dalykas - atsigerti. Kasdien ta pati dainelė, avižos. Kodėl taip nuobodžiai? Todėl, kad reikia skrandį pripratinti prie maisto, nuo kurio neapsivemsiu. Bandau pripratinti prie to pačio maisto. Iš vis, kasdien valgyti tą patį nėra blogai. Aišku, jeigu valgot gerus dalykus kasdien. Tai 100 gramų beriam. Įdėsim vandenuko kaip visad. Ir truputį druskytės, nes druskytė visada pagerina reikalą net ir saldžiuose patiekaluose. Dar šiaip gera alternatyva yra grikiai, bet man jie primena mokyklos valgyklą, tai Dar labai geras dalykas yra tunas, bet ne šiaip tunas, tunas vandenį. Nes jeigu tunas aliejui, 3 šitie indeliai priliktų vienam su aliejui kalorijų skaičium. Nu va, išvirė. Čia galima, pavyzdžiui, pabaltinti pienu, arba, sakau, paskaninti uogom, bet aš tai labai mėgstu su medum tiesiog. Šiek tiek skysto liepų medučio, labai gražiai čia ištirps jisai. Šiaip aš visada skrandį taupydavau vietos angliavandeniam vakarui, bet tai nėra gerai, nes ryte reikia energijos, o vakare nereikia valgyti cukrų. Vakar beje puikiai pavyko viskas, lašiša, ryžiai, cukinija suvalgiau ir nebenorėjau valgyti už tai, kad jeigu montuot video, o kai žmogus esi užsiėmęs, tada negalvoja apie maistą. Kai yra laisvo laiko, tada tikrai pradedi mąstyti, kad tai gal čia reikia dar kokį sumuštinuką susitepti, čia gal sausainuką prie arbatos. Einu patikrinti šiltnamio, nes pavalgius visat svarbu truputį pavaikščiot, kad viskas susistovėtų, pradėtų virškinti, nors gal dar uogą suvalgysiu. Čia kai buvo baisi vėtra, tai labai išlaužė vietės, o kaip įdomiai noksta šita pusiau. Bet šiaip dabar pats metas, jų čia be galo daug. Viena skaniausių uogyčių, tai primenu, kad jeigu turit, tai eikit valgykit, o jei neturit, nuvažiuokit į turgų, labai sveika, labai skanu. Ai, pastebėjau, kad pupeles tai puola amaras. O čia blogai. Šiemet nusimato daug šitų gražuolių. Netgi jau galima paragauti. Kažkokios nešvarios. Jau yra saldumo. Tai labai laukiu, čia toks rudens skanėstas. Ėjau bėgiot, tai ir nuėjau. Po pirmos 22 užsisėdėjau prie kompiuterio, čia biški darbų buvo. Ir visiškai reikia eiti į lauką, nes visai sukirmyt galima. Dar labai svarbu mankštą padaryti prieš sportuojant, kad nepasidaryt kažkokių traumų. Nu ir karšta šiandien, net nepagalvojau, reikėjo ryte bėgti, pasimankštinam ir laikas pradėti. Nu ką, 1 kilometras. Oi, kaip nepagalvojau dėl karščio. 2 kilometras, visiška pirtis. Vakar važiavau su mašina iki bėgimo vietos, nes norėjau ten, kur gamta, kad negazuotų automobiliai. Bet šiandienai pagalvojau, bėgsiu tiesiog bėgsiu. Ir smirda, žiauriai smirda čia. 3 kilometras, nepasiduodam kaip visada. Šiaip tai mačiau debesų, tai gal ir lis lietus paskui. Jau 4. Abejoju, ar šiandien bus 5, nes belė kaip sunku bėgti. Galbūt ir dėl vakar nuovargio, ir dėl to, kad prie kompiuterio užsisėdėjau pavalgius avižų. Tai jau energija išeina. Viskas, liko paskutinis 5 kilometras ir galėsim stabdyti arklius. Nubėgau
5 kilometrus. Va, 5. Oho, lygiai per 37 minutės. Neblogai. Dabar pareit reikia. Sunkioji dalis. Dabar norėčiau kokio saldaus ir sultingo obuolio. Einu savo. Jei rasiu gatvėje, tai suvalgysiu. Neradau obuolio ant žemės, bet radau obuolį savo kieme. Tai viskas gerai. Bet dabar reikia sugalvoti, ką čia sočiau pasigaminti. Geras bairis. Žiūrėjau batus ir pasirodo Jamaikos disko metikas nešioja tuos, kuriuos aš norėjau pirkti bėgimo batelius. Iš tikrųjų, tai būna dienų, kai norisi valgyti visiškas nesąmonės. Pavyzdžiui, norisi ten kokių sušių užsisakyti, picos. Ir manau, kad tikrai galima, ypač dabar bus savaitgalis, šiandien penktadienis. Jeigu savaitgalį ten kažko daugiau suvalgai, tai nieko tokio. Svarbiausia yra grįžti į ritmą iš karto po visų nusikaltimų. Tai šiandien valgysiu silkę su bulvėm, galbūt jogurto paskui. Beje, grietinę iškeičiu į graikinį jogurtą, labai geras. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote šiandienos šiandienos epizodą ir susitiksim rytoj. Vėl bėgsim, vėl bandysim įveikti save. Palaikinkit, užprenumeruokit ir iki rytojaus. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosbys, I ain't go to Hill, man.